Buvo prilėsis normaliai, ne? Ką? Buvo prilėsis normaliai. Ar aš? Elės. Mėguojau nekaip. Bet kaip Zagrožėjaus mėnesiena. Pusė naktis. Perms ryts Afriko. Laukus įsitaisėm tokius. Šiaip vienintelį veitą, kur beveik trobų nėra. Įvairių peimenų. Su nakvynėm pakol kas atrodo, kad bus gan prasta. Šiandien iš to kelio parmuoju per peivas. Ir įsitaisėm. Veikia iš Afrikos miestelių. Stojam akinių pažiūrėti. Ir čia visko. Važiavom į miestą kažkokį. Tiksliau miestas Rabat, bet pasukom nuo čia kaip senas kažkoks. Ten patus turgus gal nupirksim ko nors. O, pupyčių tai gerulių ir iš tikrųjų. Panorami, okei. After garden Andalus is the capital. Okei. Viskas prancūziškai, bet kadangi aš angliškai žiauriai gerai išlieku, tai prancūziškai man irgi nieko nereiškia. Čia turim tokį šitais įsitaisę. Litų paskui norės vaikis. Kuo duosim Tadai, litų? Tam vargdieniui. A duosi mane? Man nepridalinsi. Tas žiauriai nusiteikęs. Sak nieką. Užvedė gids mūsų ant stogo. O kas čia žiūrėk kapinės, ne? Gėlė žydė, Atlanto vandenynas. Kaip ant molo paskui? Varysim ar ne? Ar dar spėsim? Rabat. No, that's Rabat. Suci Rabat. Suci Sali. Jis dar pasako, čiuvis. Visgi norės litų Tadai. No. Drosė. Tai žiūrėjau, vandens temperatūra 18-20 laipsnių. Galvoju, kad prie artimiausios progos taip ir bus, kad šausim. Šventiklėlė. Nesutrukdysim labai žmonėm. Tokia šventiška nuotaika, ne? Susikaupimo. Čia tas peitinis, kad tik. Kažkų gauda. Viens iš rankas, matei, nuo tilto prikolina. Jo, pravažiavom autostradą galiuką 100 su kapeikom. Ko gero, jeigu bus įmanoma, tai vengsim daugiau tokių tarpų, nes klaikiai važiuojas. Absoliutiškai nieko nematyti, plus reik mokėti dar. 36 pinigus sumokėjom. Kas į virš 10 litų. 11-12 litų kažkur tai. Net ne tos litos esmė ta, kad, absoliutiškai
Mašinas naujas, lėkiau vienu žodžiu, ten Afrika net nekvėpia iš vis absoliučiai. Gondrą mačiau, lietuvišką. Mačiau ir aš vienoje vietoje. Lietuviškam lėsdė. Keista. Matė bananą buvo. Aha, mačiau. Na, va tai tikimės, kad kur nors biški mažiau lankomos veitos rasiam. Imsiam batonėlį. Pelno pakrantį kažkokį va. Jie patys didžiausi, tai nebus po kylą. Tie biški dugniau, kur plaukio. Baiginėjom ekskursiją. Nieka įspūdinga. Įdomiau negu, aišku, miest paprasti. Šnek prancūziškai, niek nesuprasti. Vietinė televizija dar būsim papuolę su tada kamera. Kūne fantazau. O kas tu galvoji ten buvo? Nesakau tokie, kad važinėjai ir dar filmukus. Nesvarbu, vienu žodžiu. Kažkas nutraukė mumis. Arba gets mumis trauks. Iš tada sakė daugiau, nes anam nepatink. Per šaltai, taip toliau, apsirėdęs žieminiam stiliui. Ką? Einam, dar pažiūrėsim. Čia. Galerija. Vietinių menininkų. Na čia per daug sudėtinga. Ekspresionizmas čia. Sak, vakar tats būt supratęs. Puslitris samagono viens pats perlaužė. Po šiai dienai dar šitais neišpūtęs dar valiai. Alio. 150 gramų ten buvo. Na. Pats tas vieno vakar. Čia gaiva tokia, ne? Gal čia apsinakvindinam? Čia prizim. Kilesikim wahidin. Ja. O toks bazars, karočią. Ir dar ilgai toks bus. وحقي فيك تمن عيوني شريك وابغيني نبغيك يا حبيبي ونولي ليك بغيني نبغيك يا اللي عمري هديتو ليك بغيني نبغيك يا اللي عمري هديتو ليك والعار عليك ما تخليني ما نخليك والعار عليك ما تخليني ما نخليك وحقي فيك تمن عيوني شريك وحقي فيك تمن عيوني شريك وابغيني نبغيك يا حبيبي ونولي ليك
Miestas Kasablanka. Plius 30, ne, 200 dėtų, normaliai. Pavėsi. Saulės tai. Pakrantė prie Atlanto. Lygtais nieko. Nusimato nakvynė. Bus matyt, kaip mes čia. Aišku, ką nenoriu, ko tu galvoja. Ant žadėjo čia pradėt važinėtis. Pradėt važinėt kaip po pavenčius. Koksai svoris. Čia galim tik tai su savo hardais pusgardžiais kvailiuoti, o ne su Afrikom. Nu, kaip atsikandai? Eitų, bet iš didelę razgoną, žinok. Jo, tik tai antrą, ką tu galvoji pirmą. Čia sakau, iš inercijos, supranti, antrą pavarą nebent. Be galvoji, niek mes čia neprakaituosim. Leisime šitais į apačią, kur mažiausiai, sakykim, tas vėjuks užpūs ir vsio. Čia turėsim pašonėje kažkokius kompanionus. Rimtus pažiūrėti. Turėtų būti keliautojai šiaip. Kažkur tai. Bus matyti, kad čia gal vakarė nueisim, pabendrausim. Tai va. Šiaip be proto pakrantė tai ir prabanga tokia, kad neįmanoma įsivaizduoti. Ir šalia lūšnynai, statybos nerealiais mastais vyksta ir taip toliau. Vienu žodžiu, tikra Afrika dar nepasirodė. Ir ne čia reikės lyst be abejo toliau nuo vandenyno, giliau į kalnus, į dykumą, į kaimus. Visgi nusprendėm
šauti toliau. Ta toks dar abejoja, bet niek, aš pirms iššokau. Nėra labai paprasta, bet įmanoma. Štai turėsim kokybiškesnę nakvynę. Vėjo mažiau, žalumos ir vaizdelis į vandenyną. Išmiegojom, ryte šokam, nusimaudėm. Tangi Tadas galvoja, kad įvykis nelabai svarbus, tai nefilmavom. Man svarbiau, ko gero, negu gamtoj nusimaudyti. Važiuoti iki Atlantą su motociklu kitą rytą. Ir tik normaliai prašvito. Visa pakrantė atsigavo. Daug žmonių. Pabandysiu prieiti arčiau, gal kažkas matysis. Tampa tinklus kažkokius, gal kažką pagauna. Vietom tokios pakrantės. Kiets paviršius kaip polėtas. Ir per potvinį. Dabar atoslūgis, o per potvinį. Čia viskas užpilama vandeniu. Galvoju, kad tuose eketėse irgi turėtų likti kažkokios gyvasties. Žmonės, ko gero, irgi praseina, pažiūri. Nu, spėjimai pasitvirtino. Pilna duobelė. Nedidelių, bet žuvelių. Su šiokiu tokiu graibšteliu. Ko gero galėtų bent jau žuvieniai prisilasėti. O, ko gero atneš pirkt Lucanai. O taip atrodo žuvelės. Oi, kas dudantis pasvelnė, kaip piranijas. Aišku, mums reikia. Žiūri nuostebę. Galvoja, kad čia dabar čia yra žmonės, bet kokiais būdais bando kažkokį tai pragyvenimui centą surinkti. Vanduo, kad ir ne ledinis, bet visą dieną tai braidant, neturėtų būti šilta. Ir čia tiesiog tuose bangose, kiek aš suprantu, tampo, nieko jie čia neužstatinėja. Iš vienos pusės užtempė, į kitą traukia. Bangas taip prineša kažkokią va tokią žuvelę ir tokia ta žvejyba. Brėsius irgi medžioja. Kriauklėlių visokių be abejo pilna. Galvoju, tos šunytis turėtų irgi valgyti, pripratęs būti jau. Susirinko visą įrangą.
Vienas iš žvejų traukia toliau pakrantę. Šunieks iš paskas. Ten jau avių banda atginė. Ryte pakrantę, kaip prabėgau, mačiau vienoje vietoje, čia ko gero kita, pusiau kaip nakvynės vieta. Ir niekur toli nuo darbo vietos net žmonės nekeliauja. Čia nežinau, Tadas filmavo, nefilmavo. Mūsų bendraminčiai, žinoma, visai kitokia technika. Ir čia ar tai supirkėjai, ar tai kažkas to žuvies zuja visa pakrantė. Pirmyn atgal. Be abejo, dėl rūdžių nesijaudina. Čia norėtųsi pralėkti su Afrika, bet ir taip jau vargšė aprūdijus, tai visai susūdyčiau. Pilna veiksmo. Netoli miesteliai, kaimeliai. Taip skaitosi užvedinėja. Visgi tas surumas nelabai į naudą. Greita revizija. Na, dar kartelį. Nevelnia. Nevelnia. Šiandien savaitgalis. Ko gero, karalius ar tai princas išsirašė po apylinkės pasivažinėti. Policijos, kareivių, kas keli šimtai metrų, vietom krūvom, visur vėliavas, visa kita. O šiaip ką, žymiai daugiau skurdo. Pakelėse ir jau matosi, kad truputį tolstam nuo tų kurortų ir prasidės rimtesnis bandymas. Ko gero, maksimalus atoslūgis, bent jau taip atrodyta. Ir chebra renk. Iš pirmo žvilgsnės kaip kriauklės, gal midijas kokias. Su lasto mačiau, su akinės netgi narda. Jo, pasirodo jūros ežius vis tik. Renk chebra. Kutais iš anų. Su neoprenais, su tais aviskų musiau. Tos rogs krovins pasensa nuo tų kriauklių, kažin. Pakrantės vieną už kitą pradėt gražesnis darytis. Čia privažiavom tokias uolas. Tokie 20 gal metrų aukščiaus. Žmogelis nuo uolų žvejų.
Pažiūrėk, kas per stilius. Jaukinas. Kažką tai sumaišė su moliu, smėliu. Tokie žuvės greičiausiai, ne kažkokias tai. Ai, šitais išsiskrodė žuvelė. Vidurius su moliu sumaišė, o sardinės, o pačius gabalėlius dės ant kobiniaus. Dar tik ruošas. Gal pabūnam? Pabūnam. Mes gal užmėsėm, Viktorija, nusku. Sigausim sardinių kaitam. Panuga pakartok. Ne, kažkaip nelaba tu nori. Ne. Žvėjuot, kad matau. Žvėjuot. Aš jau pasilgau. Einam, nuspauščiu jūs mumis. Palauk, ten be ryšio, žinok, iš ten tos pusės gražesnis, va, jis į tą pusę šitais ir... O ten dar porą žemiau užsikorė kažkokiu tai būdu. A čia tau užteks, girdis ilgas tiek, draugelį. Kiek čia, 20 metrų bus? Augų galim pasišildyti kažkiek. Nu tai trauktų savo aparatą, prisijungsim prie žmogaus. Vyksta pasiruošimas žūkliai. Tad steb. Visas subtilybės nori nukopijuoti. Kiek čia žiūrint pagal... Žiūrėk, neprakneskų kabins. 7 metrų ilgiaus, o mūsų kas 2,70, tadai, ką? Tad sakė, jeigu ką, nersi vidų išsitraukti. Jeigu nepajėgs su meškeriuku. Nu, kabin jauka. Stauridės gabaliukai. Tadą ruskį pavadina. Koks turist šitais. Ai. Ne lietuvis gruntelis, lakšėjimo. Tai kiek dėti pavadėlį? 2 pavadėlius dėja. Tai nuštis. Nu, kaip sak, pats matai. Kinietišką meškerėlį nutraukti. Kinietiška meškerėlė, čia marots pareis po vienos žuvies. Kinietiška. Čia kuo tai reimti tokie, 7 metrai. Bet švino dėja labai mažai. Tai ta prasme čia bus toksai jautrus grinai daiktelis. Vieną ir užsimetęs kaip ant dugninės kažkur toli, tai ko gero tokį stambesnį. O čia va toks. Nuleido. Makaluos, o matai, pažiūrėk tadai, kaip kibimą steba. Matai? Ant pirštelę. Pajudint prie to pačią. Pajudint prie to pačią ir jau jautrumą vietoj sargelę. Dzak ir ateik čia bus. Tāds nieko nepajaus, anom nuo vibracijos, kaip sak, pirštai atbūgė. Saka labai mažai. Nu, tokį nestambų iš tikrųjų. Kelių gramų. Kažkų tas žmogus galvodavo, tadai. Atkarim snukis, kuris gal galvoti. O, čia neapsipazarinti. O, žiūrėk, vieną į nukabino, nespėja pakirsti. Per skūrą tegu vertai, geriau laikysis, bet jau turėtų žinoti tokius dalykus.
Kažko nepajuto. Bet šiaip gabaliukai ne patys mažiausi, kad rasų uždėt. Peiliaus, nuturons tą peilį. Čia, to ir. O tiesivelins. Ką, žvejyba prasidėt? A, turi jau? Bliat, kad tu esi žiaurus. Tas vietinis nustums nuo tos solos, jeigu čia pradėsi trau. A, jau neapturi? Mosolėlį? Gal į gruobį, aš nežinau, taip stuktelė įdomi. Bliat, čia stebuklas. Ta girdi, gal tu atsigulk ant pilvo, gal geriau kažku matysi. Tats labai baiminas. Daikto načaras. Pasirėšė, aš sakau, nors jo. Aš įsivaizdau, nu čia jaukinam žmonės. Tu pažiūrėk, gal nu ten to girdi geriau prieisi. Ten. Čia gerai ir. Gerai. Nu ką nieko nedagauni su savo 2,70 spiningėlių. Čia žmonės su 7 metrų makaluojas. Apsimesiam, kad dugnė ne viskas. Niek, tu čia neužmėsi. Turi jaust viską. O tiek skistai tesilaiko, girdi. Skista, nieka, podos, nieko. Tik pašėti. Aš mandruoti. Tai čia, kaip sak, su savo mandromas baig. Čia ne Europa, Tadai, pats matai. Turi? O, kas du žuvis čia? Nu ko? Vesks. Kas svarbiausia, paskutinis žiedelis nuslinka su valu į apačią. Kažkur kirta užsikabina. Ir viskas. Greičiausiai, kad paskutinio žieduką nebeliks. Nebent iš šono dabar. Atsipalaiduotų. Per pusę tos meškerės nesulaužyk taip varydams. Vietiniai žvejai kaiminystėje, kaip sak, žemė uolų, kur palipė. Pastebėjau, kad išsitraukė jie. Čia ir su plūdelė netgi užsidėjo. Kas parduodas? Jie patys, kaip tie lucanai vadinami. Kaip tie, kur ir gaudėsi tuo dvibridžiu. Tik tas didesnis, tos, nu jau pusę kilo drąsiai buvo, bet tas su plūdelėm žiūrėk, viską tvarkingai. Gal netam gal plūdės? Nusivylimo veidas.
Pirmas dublis nieka gera, kaip sako, Atlanto vandenyne. Žuvies ir fakt. Žuvies ir fakt. Reikia judėti toliau. Čia visą dieną irgi neišsėdėsi, gal kažkur galėsim leisti savo. Neįzėsam. Landšaftas po truputį keičias. Mažiau žalumos. Daugiau akmenų, smėliaus. Visur visos pakrantės pilnos žvejų. Šiaip ten keliuks yra, girdi, būtų neblogai nusileisti. Kažkur tai. Kas svarbiausia, kad prieki matos nemaža liūtis mūsų laukia. Nežinau, ar bandyt pralaukti, ar bandyt prašokti. Šilumos užtenka, bet jeigu kiaurai permirksim, irgi nieko gero. Čia vsio. Neįmanoma nusileisti. Šiaip tas keliuks pačia pakrantė labai toks įdomus, gražiai atrodantis, daug tų žvejų. Būtų neblogai pavarlinėti. Sulig miestelė turėtų būti pasivaidėti. Tas kainelės. Gera, kad čiut atgal grįžus gal galėtų nerasti. Lygtais viens ir kits kaip ir kyla į viršų. O ten antais prie tos lušnelės. Šiandien niek nenuvažiavom iš vis. Visur apačioje drėgmės užtenka, įvairios kultūros. Šalašų. Kaip pas mumis samogončikai, kai verda, tokiam stiliui panašiai atrodo. Po truputį įsibėgėja. Nežinau, sustojam. Nes praktiškai važiuoti nebeįmanoma. Niek nesuprantu, žmogau, lietuviškai gal. Atlanta. Pūstelės viestavi, ten travuok, o vėjėlį tava salafanus kap nešiuok. Tas lytas išlingavo jūrą, čia vienas gražis gėjai bangeras. Vandenynas, vis ta jūra.
kūdrelė. Jo vės nemažas. Ir šiandien ko gero kažkur įlyst. Vargiai, ar sugebėsim. tą smėlį tiesiai ant mūsų Tadai parput. Reik pravažiuoti. Čia labai spėjau. Buvom čia. Važiuojam, visgi neradom vandens. Važiuosim, nes 1,5 litro neturim. Pagrindinį kelią, artimiausia kolonėlė vandens. Ir tada nakvynės ieškosim. Lietus vėl aplinkui vaikšto. Ieškom nakvynės. Parodysiu kokiais keliukais. O? Aš sakau, išvis žinai, šok šitais va, ieškot kur tvorą baigęs, rautis tarp tų krūmų į viskas. Nu davai, šok pirms. Sako, ne, siliugui. Jie, rodys tau veidelį. Už veidelį parodymą, pats žinai, kas galbūt. Sena moteriškelė, tai jau, kaip sakoma, niega. O jaunutės šitais. Čia, kaip sak. O, įgarsinims Holivudo takelis. Daugiau juoka negu mums, Tadai. Tai iš tą baig prinuokti tokiai skanulė atrodo. Atei, baig prinuokti, žali nebent. Nu eik, pažiūrėk. Spigliai rimti, gal turėtų būti skanus vaisius. Nakvynės beieškant, privažiavom pakrantę. Tiksliau dar neprivažiavom, nes super purus smėlis. Ten įkalniai lengvai ir užguldžiau. Tai tik tais šone vedantis galima pavažiuoti.
O Tadas bando. Nu, pirmą paurą, po biškį spakainėjim. Čia antrą, kai šokau, tai ne per daugiausiai. O štai va čia pirmoji rimtesnė smėlio kopa. Iš ten parmovėm. Toks neblogs rytėlis gavos visa. Laivo rykštelė matos. O čia kas vyksta? Per bardaks visur gražu, o čia kažkoks bardaks. Čia pats gražiausias grožis. Ja. Eilinis iki golioką. Eilinį Tadai. Na, tai minulėlis biški. Pasirodė. Nu jauną pradėjom, dabar jau dėl stiprią. Pasena. Ką tik pravažiavom eilinį miestelį. Pilna gatvė žmonių, įvairiausios salė turgus vyksta. Čia štai upės vaga. Vandens praktiškai nesimata. Kalnai, serpantinai. Lietutis šiek tiek nukrapnuoja, bet turėtų liautis. Išdžiūdavę, tai nėra problemų. Žmonės su asiliukais. Alyvogės renka ar portin, kaip skaitos Tadai? Portu paskau surė. Nuiminė vienu žodžiu alyvogių derlių ir pilnas pakelės jau išspausta alyvogių aliejaus dviejų rūšių, ko gero, bent jau iš spalvos matas. Vienas toks gelsvas, kitas toks vyšninis. Tau keliu leisimės. Labai jau tylus ir švarus oras pasidarė. Bangelis lietas. Vietinė nori kadrą papolti, nuliai papal. Vietų vietinių čia. O prieki lietutis, nusprendėm biškį perlaukti. Iššokom tokį kaktusiukų lauką. Užkaštavojam, kaip mažyvaką, iškart viską į borną. Pademonstruok Tadai, kas šitokį dovelniuką. Iha. O taip šitais pradėt kraujuoti. Iš pradžių lyg nieka, bet paskui žiauriai kartus. Tiesiog eisim ant piršto galą, tik su liežuvio galiuku. Bet tai matau, kad be saldaus kremo neapsieisiu, nes konkrečiai kartums.
vietinė mūsų vaišintoja. Žvėja tarp kitko pasiūlė prisijungti, nes pakol kas dar taip neįprontam, kad čia liek drąsiau. Bet šitą prisijungsim. Meškerėlis. Jis irgi atėjo prie vaišių stalą, bet nebuvo pakveist. O mes čia labai smagiai. Norėkis filmuoti, bet suvapnėjom visą lėkštę. Prieš tai, kad bepračia tų kakus užlaižėm, blecha leidžiavė vos nenukrėt. Nejutom neskuniaus. Vis tik apšmėdžiau žmonės, visku kas lėk. Šonėlio atydai. Žvėjėlė paprasti. Ne taksista. Žvėjėlė. Taksistai čia geri žmonės. Mateika po 4 į priekį susisadinę vež. Po 4, na. Vietinių įrankė. Nori imti. Stori kota. Šauni tokias bangelis, kai jofana. Gut. Taip maišą cukrų tuo pačiu pravedin. Jau tu tas konelis įgaunas, matyt, toks pripliekos. Šią arbata skani. Žiaurė saldė. Mūsų ten visą vienodą bus. They go in the house. We look house, look at I. أكي أول شيء مارس درس تيمي أكي زرع أكي يمدد. Ai šovė to atsagraus. Kiek jau gabalų? Nežinau, bet kažkur aš galvoju, kad greit bus, kai sirupelis. Pusė stiklinės, kai uogai tą čia įnikėlė. Eilinį kartą nakvynės beieškant tenka paprakaituoti. Bet gal bus verta. Nors ko gero yra, man rodos, ir lengvesnis privažiavimas, bet kai jau pradėjom čia važiuoti, tai čia ir pabaigsim. Nakties. Bijau net pasijudinti, kažkur prisiliesti, kad nepradėtų varvėti. Palapinė. Reikia palaukti. Iš tikrųjų, valandą laiko jau. Ir garsas. Taip viskas. Laukia kišti nenori kameras. Momentais daugiau, momentais mažiau lyja. Renkas palapiniai žemiausiai vietai. Gal paimprovizuoti su peiliu. Skylučių pribadžiau. Padėję.
Antras dublis. Šiaip nebekankia. Iš tikrųjų norėčiau sulaukti rimtai, kad nušviestų visą palapinę. Galva niežt. Nemažai laiko jau nesimaudė. Tiksliau maudėmės, bet galvos nusiplojau. Norėjau suram vandenį, bet ko gero reikės. Blykstę praleidau, garsas tiktais ir tas ne pats didžiausias. Vienu žodžiu, įspūdis toks. Kažkoks torgas, žiaurės grūstis. Pravažiavot negalėjai. Visko, ko tik nori, bet kad veino veito viskas būtų, krautuvėlį kažkokį nerondam. Komentarą. Prijedėm avien kiaušių. Prijedėm avieną kiaušių, oškos tešmenų, blėd. Pastaduką pilni laivai. O tokiai, kaip sak, super prabangiam kabage. Kaina, įdomi kaina. Viens patiekals, keli paplotėliai, vanduo ir arbata, sumokėjom apie 55 litus. Tai va. Nu patink šitais, kuro prancūzai, matai, čia pizdės. Populiari vieta.
Mums šitą dasik tau kartuoju, pigiai nieka čia nebus. Koks perdavims įdomus, žiūrėk, pars birbinka. Smagratis, matai, dar papildoms. Ai, čia pėdalinė musiau. Tas visas reikalas. O karočią va taip, užsirovėm. Dieną į centrą buvom nuėję. Ten, kur kainos žiauresnės negu Europai. Kas jie, spenys užstriga? Paaiškės. Iš vieno miestelio pasukam į mažiau naudojamą keliuką. Taip pat asfaltuotas, bet kur kas mažiau populiaresnis. Ir visai kiti vaizdai. Šiaip tai galvoju, kad šiam laikė tai čia praktiškai labai populiarus maršrutas. Prancūzų ypatingai su kemperiais. Važiuojam šalia vandenyną, labai mažai apgyvendinta. Šį vakar vėl greičiau reikės stoti, nes mano siurblys jau galutinai pjauna grybą. Reiks ieškoti kame šaknis, prie to pačio ieškoti geros vietos, pasimaudyti. Tai gal dar tik tai, žinai, čia tas pakilims į kalną. Šiaip nusileidom gražiu asfaltėliu. Upės slėnė vanduo murzins, šiukšlių aišku netrūksta kaip visur. Visur toks priemulis. Kas vakar nebuvo, turbūt ten atsipajutaus. Bandysim tuo paupiu pavažiuoti iki vandenyno ir daryti nakvynę. O kaip čia toliau teks važiuoti, tai neįsivaizduoju, pagerės tas keliuks, dabar atrodo va toks. Bet čiotkai iš tikrųjų pradėt smagiai nueiti kelionę. Važiuojam prie vandenyno. Keliukas įspūdingas. Nusileisim. Žiūrėsim, kaip kilsim, jeigu reikės tuo pačiu. Aš tikiuosi vis tiek, kad kažkoks bus pagal vandenį. Paprastesnis būdas. Čia viskas aišku, bet kaip mes pakilsim. Aš galvoju, bus palei vandenį vis tiek kažkur, žinai, geresnis išėjims. O ko nepakilsim? Pakilsim. Dviejau pasistumdami, jeigu reikės. Stumant jo, bet šiandien savo kodu nelabai. Žiūrėsim. Nu, va, toliau čia per tuos akmenis ir ten jau lygtais nieka. Šiaip netaip uždusę. Dasikasėm iki pakrantės. Visi molinė. Bet duosim afrikietį atsigerti. Kas ir? Kitos pavandės pizda išnarė. Na, užmerk. Kol kas dar nežinau. Ko pavažiuojam pakrantę, ne kažkur biški. Čia matai ir keliukus, to podovai šitais geresnis išvažiavims. Oho! Gerai, reik šaut lauką. Kai sak, privargam, tai privargam. Dabar atpūtys. Maudynės Atlanto vandenyne, Maroko karalystė. Hui. Bet užtat išvažiavams ir kits visai padorus, taip kad rytoj nereikės tiek prakaituoti.
kaime išvažiavimas buvo kitas, kaip ir spėjom. Šiek tiek statokas limas, akmenuotas pravažiavimas. Ir dabar ko gero tik tais toks žvyrkeliukas bus. Bent jau 20 km iki kažkokias tai vietovės, bet ko gero toliau ir kitas pats. O čia jo, čia man suprantu, endūrinė kelionė. Kažkokie išbandymai, ne asfaltais. Nu kaip? Kol kas normalią? Normalią. Čia žiauriai čiotkai. Tokiais keliukais. Porą deinų eina mašinėlį važiavus. Arba vakar. Šios kaip tu nevažiuot. Vandenėlio, sakai? Deina bus karšta šiandien, žiaurė. Gali būti. Šoviau į kalniuką. Oi. Ats kažko nenori važiuoti. Toks geras kelėlis. Šiaip biškį pasiklydom, jeigu ką. Viršaus apžiūrėsim, geriau matysim. Truktelėk į priekį, o. Tai dabar tik su dešinė, kairės neremk, nedagausi, tik su dešinė koja. Ne, aš sau sakau, su dešinė koja, tik į dešinę pusę pasvirk. Kairę laikyk ant kojelės, dešinę ant žemės. Šauk į viršų. Na, biškį įdomiau. Matom kažkokį tai... Greičiau, kad keliuks, nes upės vaga giliau įsirėžus. As nežinosi, da važiuosim, matysim. Nes vietas, viskas puiku. O to duks užkaito. Kop, top. Vis tik ne keliukas. Upelio vaga. Ta vieta, kur radom. Todėl dabar teks mestis į kalną. Šauk iškart į kalną. Vis tiek gausim per tą kalvą persirėsti. Iki ten to keleliaus. Čia šitais ir gana neakmenuota ta vieta. Deiga bilang ay bino makangkang Deiga goro ay mundeiga dor Kalendei na tonda tonka kuira kuna Ay majinda si de guro boda
Kalandai gabile ngai mundai gator. Ndai ga gorong ngai pino mayem. Kalandai mango hamdallai. Kaip kalnų ožė šaliaunama, ne? Lyg užmatėm kažkokį keliuką, bet neaišku, kur anzdinga ir taip toliau. Ten dar matės kažkokia kilpa, čia jau kaip ir nemėr pėdsako. Kur vietas tokios, ta štoli? Ten toli kilpa įrantais. Matas ta kilpa, na gal už kitos pusės kalvos nueina. Vėl nežinai, nes čia lygtais, kad nėra. Leia kulba le baba hamdallah. Niekas. Keliukas daug žadantis. Vietom netgi trečią pavarą. Be problemų važiuoju. Toks atsargesnis, aišku. Labai gerai. Kas buvo sugedęs, buvai, Taduk? Ką? Ne, taip sakau, žiūri, nėra. Nenuomus tesu, kad durniaučiau. Nereik durniuot, reik važiuoti. Pusantros valandos 20 km. Važiavom. Skaitos gyvenimo punktą. Žmonių nelabai tesimato. Čia Lūšnas. Čia matyti vadinamų kaimo bendruomenės pirmininkas. Visa valdžia ir taip toliau. Katras išnaudotos vargšiukus. Laimė pysausi, nes taip tai pasitaiko bent kažkiek drėgmės. Taip pat pradeda klimpti, mėtyti. Vietinė kaimoka. Lūšnelis teisingiau. Čia te pasiekintų asfaltą. Jau nusukom kažikor. Gyvenėms. Afrika. Šiandien vėjas nemažas, tai daug dulkių iš tikrųjų nešioja. Smėlį kelia.
galima. Ir aplinkui vėl tais smėlis ir dulkės. Stipriai nešioja visur. Pilnos akys, burna. Kuta toks. Nuvarga žmogus šiandien žiauriai. Nelengva tai šiandien. Nelengva, ne. Važiuojam Tantan miestelį 60 km, po to dar 20 su kapeikom ir vėl būsim pajūrį. Artėjam prie Tantan, šitoj pusėj ganėtinai gražiai atrodo viskas. Į vakarų Sacharos teritoriją. Poste patikrino pasus, surašė, klausė profesiją. Kažką tai matyt reiškia tokie dalykai. Iki pakrantės vėl 20 km, bet visgi dar važiavom priekyje. Smėlio audra. Atrodo klaikiai. Iki Mauritanijos sienos apie 900 km. Vėjėlis įstepras ir posta ir lyn ir visko ko nori. Fading away. Last thing I heard you say, oh, it's just a murmur, distant blood. Lips are moving, but I hear no word. Važiuodami kelius pamatėm visai vandenyną krantą. Smegduobė, išgrauža, kas čia skaitos. Vandenynas. Sitting alone in my room, waiting for no one to call, lost in a dream of my own.
Atvažiavom. Visiškas dykinės, smėlio kopas. Bet oras pagerėja šiek tiek ir nakvynė tokia visai baika atrodo bus. Ramesnis, bet vis tiek ganėtinai stiprus šoninis. Bet užtat kūro prisipylėm po 2 litrus su trupučiu. Lyg kol kas sniega, nesispjauda, eina normaliai. Reikėjo pravažiuoti 3 postus, visur tas pats, pasų reikalaun ir kuom dirbam. Su statybininkai sunkiau, dabar persimetėm ant dažytojų, bet sakiau, reikės paprasčiau. Taksistai, man rodos, kad jiems lengviau bus. O šiaip įvažiavam konkrečiai į dykumą. Bent kol kas, aišku, turistų nesimato, ko gero ir nebebus, vien vietiniai. Ir kiek akis užmato, nieko nėra. Filmuoti Portugalius, tai būsim buvę Afrikoje. Ne tik kad krokodilų, bet ir kupranugarių. Neįamžinė. Radom išsišakojimą, mums kairiau. Tas pats, kas pas mūsų žiemą. Čia smėlis. Šiaip absoliutiškai gyvenamos vietos. Ir dykuma. Vaizdą prasidėjo. Greičiausiai tokius nakvynį darysiam grynam smėlė. Posta nebloga dabar, ką filmavau, tik nesijaut. Vakarų Sahara, pusė 8 ryto, saulė dar tik teka, kyla po truputį raudonas diskas
Įsitaisėm už dar likusių nedaugelio vėjo ir lietaus nenuglūdintų uolų. Tadas palapiniai tokiuose išsprogdintose duobėse minų. Aš šalia miegmaišį, nors naktį buvo užėjęs lietus, bet laimė 15 minučių kiaurai neperšlapa. Todėl toliau galėjau miegoti. Šiandien vėl tas pats. Aplink dykuma, kylantis vėl vėjas, žiema, vėjo ir liūčių sezonas. Aišku, čia liūtis gal simbolinis pavadinimas, bet taip yra. Nu va, ant to kelio, kur veina mašina per 2-3 valandas nepravažiauna. Sustaptelėjo mes, sustoja ir vietinis. Vaišė mumis arbatas. Sok kažkokį cizą, nežinau. Trenkut per tus smegenėnę, ne. Pasikelbė persit. Įsantą filmuot, gal žmogus nepyks. No problem. Attraukė? Kas tas į? Hašiš? Nu, dėt hašišą. Kompanijai visą laik turbūt viens katras ger, viską bandytų ir viens katras rūka, viską rūkytų. Kadangi mes niek negalim, tai mums prastai. Nu, ką nesiūl, aš tą dėčiau dūm. Dėtum? Tai imt vien. Labas stiprią, nu, užvež. Vieno dūmo daugiau nešal, tokį nestiprų. It's crazy, man. It's crazy. Dėsiu gazų paskiau. Soks ronkiam. Nu, bus matyta, soks ronkiam. Čia toj mašinai besėdėdami prisitrauksim daugiau. Nu ko, arbatėlės, vaišiam žmogus. A greit parenk poveiks? Baliat greit. Tai reiškia ojautų. O ko dabar per tadą gausim 3 valandas dykumą įdžiūti? Nevažiuot kokias 3-4 valandas. Europa. Davis. Holanda. Tolinės esi pritraukęs. Ne, maksimums nutolins. Pas tokį velnį į trobą papultum, tai šakės būdė. Uždūmintų karočiai ir taip toliau. Bet tiek nejautų. Tai vot normalia. Gal silpna. O, suprant žmogus. Silpna gal sutaisė, suprant. Iškartus plautelius reik Ne, prakuošti. tai tu galvoji tik į burną Ne, įtraukti. ne, nu aš taip jau košiau, bet atsargiai. الطبسيل عمي سلام دقيقة Išgerti arbatas reik. Musikėlės tuoj parinks. Ir ko aš galiu pasakyti, reikalą taisos. A, ne?
Nikola taisos. Anteniuką pareguliuos. Čia radija. Nebe diską. Ten geriau buvo. O, tu sakys čia į tokių veikėjėlių. واشرف صباح الخير لبس عليك والله اني في حوزه ها 90 كيلومتر 90 كيلومتر 90 Na va, ir privedė mumis kelioks iki tokių nuorodų. Toliau ant Seine. Tokias kupstas. Šiandien aiški diena, be vėjo kol kas, važiuodami nuo pagrindinio kelio. Pamatėm tokius statinius. Buvo kažkokie kaimukai. Molis su šiaudais kažkoks drėts. Ten daug tokių pačių kūginių. O ten dar reikės davažiuoti kvadratiniai pastatai. Čia toks įėjimas. Aišku, prišiukšlinta jau. Vidus kelias skylės tipo langiukai. Guls. Vieta. Dūmam išeit anga. Ko gera izoliacinė medžiaga, jaučias tokia vėsa, saulė visai neturėtų įkaitinti. O, kol sufokusuoja ilgai tokie prietimai. Tad savo apžėlusi veiduką buvo įkišęs. Smagiai, važiuojam kur norim, ten kur smėlis aišku sėda. Tai važiavam iš toli, atrodė kaip tokie įdomesni pastatai. Iš tikrųjų pasirodo, kad čia tipo vartai įvažiuoti kaimą, kažkas tai įsivaizduoju tokia. Čia vat tokie, jau visai nekokiam stovi, ūginiai visgi geriau užsilaikė, kvadratiniai apirė smarkiau. Važiavom į miestelį, įsipylėm degalų, privažiavom turgų. Bandysim nusipirkti pomidorų, gal apelsiną kokį. Šiaip čia urbų pardavinėje, bet kažkur sakė ir kilogramais. Dažniausiai nepatinka, kai filmuoji, pradėt klykt, kai velniai. Materialas ta geras, bet tik važiuoti čia nelabai įdomu iš tikrųjų. Bet visą krytas. Kita visą kitą, bet padangiukus ėstinas jie. Bet norėjom kažkur rasti tokią
įdomesnė vieta. Pomidoriukų su grietinė pasitaisysim. Ir pavažiuoti šiek tiek toliau. Pradėsim lipti kalnus. Jaučias vėl po truputį vėsta, nors ir giedra saulėtą dieną. Takų nepaleido statybininkų profesijai taise, ne? O ko darėsi, pats žinai, rankas sutvertos tverti. Tai yra arba grobti, arba statyti. Jės iš dviejų. Tveries. Į dievulėlį jau pretenduoti pradėjai. Nu, šiaip malonu statyti šitą 2 akmenus atnešį. Stalas gatavs. Ir sakiau, nori kėdės su atlošu nuo garelį. Lepni mongan. Statyti čia malonė būtų čia virgiau svajonių šalės turėtų būti. Plytų, kiek tik nori. Iš to kelio, kad movėm. Tikrai atlasą, ne čia jau. Nu, papėdė, sakykim. Senvagė, ne senvagė. Rytoj ko gero jau. Egzotika tokia. Ne vieną pravažiavom ir dar daug bus, mačiau pakeliai tokių palmių giraičių.